Sveiki visi, čia laid Sodas ir daržus ir aš jos vedėjas Nojus Ambrazevičius. Pavasarį įsibėgėjus nusprendžiau, kad ir aš noriu kažkų užsiauginti savo daržan, tik panašu, kad šiek tiek pavėlavau. Todėl šiandien pasikviečiau žmogų, kuris tikrai žino, kur dar galim suspėti padaryti. Bet kuo aš pat dabar padarys, tai pasigamins lysvį. Kaip matot, turim suktukų, varžtelių lysviai susukti, va kaip tik pora išgriuva, ir lentų, ir kampelį dar. Tai užsidėsim pirštinyt ir pradėsim darbuotis. Nemeluos, niekad gyvenim nedariau lysvės, tai čia man ir pirmas kartas. Lengviau yra tik turbūt traktorių vairuoti negu lysvį daryti, bet, kaip sakant, per praktikų išmoks dalyks, tai va dabar išmoksim ir lysvį pasidaryti. Tai susidedam va taip lens, žinau, kad šitie kampukai turi būti kampuos, nes į juos suksim lens, kad laikytus. Ir realiai darysimės va tokį kvadračiukų, tai pirm susisuksim vienu kampu ir prieisim prie kitų. Įsukam, kad užtvirtintume. Dėsim kitų lentų. Nu, biški, yra netikslumą, biški palyga toks tarpelis, bet kaip yra posakis, kas nedirb, tas neklyst. Biški gail, žinot, kad žemė nėra lygi. Ir man biški kreivas sukas, nu bet tai gal nieko. Biški trūks tiesumą, bet nu kaip pirmam blynui, paprastai pasakė, sueis. Savaitės patarimas. Sveikas, Tomai. Labas, Nojau. Šiandien susisukau lysvę ir galvoju, kaip galėčiau ją efektyviausiai apsaugot nuo išblukimo ar nuo to pačio pelėsio. Galvoju, kad reiktų pasirinkti alyvą. Ar galėtum pasiūlyti, kokią alyvą turėčiau rinktis ir kodėl būtent alyvą, o ne kažkokį kitą produktą? Alyva padengs paviršių, paryškins struktūrą ir medieną apsaugos. Padarys ją gražesnę, dar labiau išraiškingą, negu ji buvo natūraliai. O dažas, ką padarytų, tai pilnai dengtų medienos grožį, irgi saugotų, bet gali atsilupti. Tai alyva visais atvejais yra geriau. O dar, tu sakėjai lysvę? Taip. Tai vadinasi, ten bus augalai. Taip. Tai voka alyva yra draugiška aplinkai, visiškai nekenkia jokiems augalams ir draugauja su jais. Tad nepakenks niekam, kas ten augs. Alyva padės neišblukti medienai, ypač jei turi pigmentų. Ir tas yra labai svarbu. Nes tik alyva su pigmentu saugo nuo UV spindulių. Bespalvė alyva apsaugos medieną nuo skilinėjimo, nuo kenkėjų, bet neapsaugos nuo UV spindulių. Tai labai svarbu paminėti. O kaip su grybeliu, pelėsiu? Alyva turi savo sudėtyje antipelėsinių ir antigrybinių cheminių elementų, kurie apsaugos nuo to. Dabar grįžęs į namus, iš karto ir planuoju alyvuotą savo lysvę, bet pranašauja lietų. Nieko tokio neatsitiks, kad užlis. Nu, Nojau, jeigu ploščių turi, gali daryti. Bet jeigu rimtai, tai alyva gali alyvuoti tik tada, kai yra sausa. Ir antras dalykas, kitas kraštutinumas yra ant tiesioginio saulės spindulių, taip pat nerekomenduotina alyvuoti. Tai reiškia, kad alyvuok tada, kai sausa. Jeigu šiandien užlis, geriausia rytoj atsikėlus dar palauk keletą valandų, kol praeis rasa ir drėgmė ir tada alyvuotis. Kitas svarbus dalykas, jei netyčia taip nutiktų, o taip nutinka kartais vasarą, netikėti debesis ir užlijo, tai nebus tragedija, nesusimaišys kažkaip su vandeniu ir neįvyks tokia cheminė reakcija, ją šiek tiek paplaus ir reikėtų peralyvuoti, bet nenušlifuoti. Tai vėlgi toks privalumas, labai nebijok, bet daryk, kai prognozė tau palanki. Nojau, imk, vežkis, alyvuok, bus gražus kiemas. Tai bet kur turi lauke medienos tvora, irgi gali naudoti. Tai bet kur turi medienos lauke, panaudosi, pasirodys, kad buvo maža. Tikų grįžau namo, persirengiau į darbinius rūbus ir dabar mažiau kalbų, daugiau darbų, einam alyvuoti lysvės. Padarysim toks paprastas dalykas kaip teptuką išpakavimus, nešiukšlinam aišku, įsidedam į kišenį, nes plastikas 2000 metų ir atsilipinam. Skaniai kvėti, pamirkom teptukų ir alyvuojam.
Baigiam alyvuot, dabar laukiam kol nudžius.